Didesnių nesirinkam, tik žinai kokius. Tai kiek prikasiai? Ką? Kiek prikasiai? 6 maišus. Bet tu buvai sakęs, kad bus tik tai 3, labai skundėsi, kad nekokybiškos bulvės, prasti metai. Daug dievė tik sveikatos ir viskas. Jo. Mhm. Ai, tuos nesusiekia. Labai didelių tai nėra. Ne, nu į nereikia, Romai. Gerai. Kokia pati didžiausia, kur radai? Kokio dydžio? Nu tai varum, ten tokia viena yra, man atrodo, didžiausia. Va ta? Jo. Va tokia didžiausia ta bulvė. Viena, kita va, ir viskas, Romai. Nelabai didelės, bet nedidė esmė, kaip sakant. Jo, kaip parduotuvėje. O technikoje. Kaip parduotuvėje, Romai, tokių va. Tada gerai, kad jos nesupūva mūsų vaikai. Nu, kadangi jau įrašinėjau, tai einam pašnekėsim biškį apie ūkį. Einam, nu. Ūkininkas, va matai, koks ūkis tuščias. Parodysim moliūgą. Va tiek močiutė turi žemės. Nu kiek? Čia net... Sakau, kiek žemės turi. Va žiūrėk dar. Oho, koks paukštis. Čia plėšrus kažkoks. Nu tai pasikeis per minutę ir ateik. Aš norėjau vieną labai didelį užauginti, bet pradeda augti koks vienas moliūgėlis ir man gaila jį nulaužti. Tai taip va išėjo, kad bus ne vienas milžiniškas. Bet šitas tikrai, kaip sakant, sėklos neapgavo. Šita veislė rašo, kad 200 kg gali užaugti. Ir dar jisai tikrai nemažai paaugs ir dar yra pora tokių nemažų, bet galbūt kitais metais jau tikrai ryšios vieną auginti vienintelį ir tuomet turėsim milžiniškus rezultatus. Dar ir šitas nebaigia augti, bet tikrai jis neužaugs tos didelis, nes turi ir brolių ar sesių. Tai va. Ką čia dar tokio įdomesnio parodyt? Šilauogių nieko, turbūt nei vienos neužaugo. Cukinijos, daržovės, kurias augini ir po to turi atiduoti, nes labai daug užauga, tai jau čia daug atiduota ir tiek liko. Agurkai, skundžiasi močiutė, bet normalūs tie agurkai, viskas gerai užaugo. Kriaušės nupurtytos. Ten burokėlius augina, beveik nieko ir neliko ant pačios kriaušės. Pats gal įdomiausias augalas pas močiutę, mano manymu, nupirkau praeitais metais. Nu, vazonėlį, ten visiškai mažą iš IKEA gal. Ir kai sakau mažą, tai jis mažesnis tas augaliukas buvo už šitą va. Ir per metus va tiek užaugo. Ir čia gal labai jau mažai tų uogų likę, bet jos pirmosios ypač labai didelės būna ir nu, tokios kaip avietės, o vienas iš pavadinimų yra Tibeto avietės šito augalo. Taip, ir tikrai labai greitai augo ir čia, nežinau, tikrai gera investicija buvo ir jeigu per metus tik paaugo, tai galėčiau įsivaizduoti, kad dar per vienus metus tai jau čia va tokio dydžio gali pasidaryti. Ar tai bus, nežinau. Bet jo, fainas augalas, skanios uogos, daug jų yra. Reikia atsargiai skinti, yra labai aštrus spygliai. Ir tikrai didelės uogos. Ateik, papasakos ir tu kažką. Tai persirengiai, viskas gerai. Čia serbentai močiutės. Ten agrastai toliau. Šitas medis jau kažkaip, turiu galvoje, va, tas džiūna. Ką čia dar pasakyti? Nežinau. Nu tai ateik persirengiai, jau turi pasakyti kažką. Nu va, brukėliai auga. Tuoj. Ten nupaveikslavai tą. Brukėliai, matai, kokie dideli Romai. Dabar kaip užlyjo, tai išvis kaip jie pašoko.
po pusę metro. Tai jau čia arkliniai kažkokie. Ai, tu, Romai. O tu matei, kokio dydžio moliūgas? Ne, nemačiau dar. Nežiūrėjau, panasą. Tai einam pažiūrėsim kartu. Nu, aš jau mačiau, bet... Nu, gerai, gerai. Aha. Nu, Tai džiaugiuosi savo derlium, tu sakei, čia jį užauginti. jo, bet aš jau, Va. jau pasakojau, kad norėčiau didesnį auginti. Nu, vienas, kad... Dar Romai auksis. Aš suprantu, bet tu žinai, kad jeigu vieną augini, tai kokius dydžio būtų užaugęs. Na, tu pakelsi paskui. Tai nesvarbu, čia daug ką gali sugalvoti, gali laivą pasidaryti. Aš mačiau tokių žmonių, kur, Plaukia. jo, išsiskaptuoja, Plaukia šitam griovį. Įsiskaptuoja ir pasidaro tokį laivelį. Bet, Čia ne pas mumis, Romai. nu, Amerikoje ten, aišku, ten užaugina tokių moliūgų, net nežinau dabar, Jeigu dar šalmų 500 kg, gal dar daugiau sveria tie moliūgai. Tai tikrai nepakelsi, net į mašiną įsidėti. Taip, jau teks jį supjaustyti. Tai va, ką čia dar papasakot. Nieko. Kieno derlius buvo geriausias, pasakyk. Na, Kas nustebino? Kieno derlius geriausias. Aha. Ai, kromutė, agurkai va gerai. Aš tai gal sakyčiau, aš pasakysiu, kas močiutė labiausiai nustebino. Vakar nuvežiau sultis spausti ir ten, nu, buvo apie 120 kg, mano manimu, 5 nepilni maišai, tokie pakeliami dar. Ir močiutė sako, kad bus 20 litrų sulčių. Ir aš iš karto žinau, kad tai yra nesąmonė, nes maždaug išeiga yra 60-70 procentų, nu tai taip ir buvo, va, kad išėjo Tai gerai, 85 litrai sulčių. Gerai, aš bendrai paimsiu poką. Paimsi, ne? Nu, va, persigalvoji, gerai. Tie obuoliai tegu stovi. Taip, Taip. Jeigu parvažiuos metas, galės pasiimti. gerai. Taip. Tai linkėjimai visiems žiūrovams ir tikiuosi ir jūsų derlius netoks prastas, kokio tikėjotės, nes pas močiutę visada, kiekvieni metai prasčiausi. Nepaskendo Romai, neplaukia kaip kitur. Ūkininkų derlius plaukia, svogūnai, kopūstai plaukia. Bet ar tu ūkininkė, kas tu skaitaisi? Bet vis tiek Romutinių, tai gėri. Nu, ką pada, ne ūkininkė. Ūkininkė tai Ūkininkė. Žinai, turi keli šimtus hektarų ploto. Ja. Nu, paramą vis tiek pasiemi iš valstybės. Ne, jokauju, nieko čia jinai negauna. Tu nuo tų darbų čia vos paini, žinok. O ką čia rauni geras, gražias gėlės? Palik, nu. Va taip ir ravi močiutė visą savo 60 arų. Reikalingos tos gėlės tau. Nei jos reikalingos, nei nieko čia. Gerai, viso. Ir iki kito karto. Labai.